Tai va, toliau priimti savo tą fizinį kūną, toks koks yra, koks jis man duotas yra. Apie priėmimą turbūt esat girdėjusios, kad tai yra labai svarbu. Priimti save tokia, kokia esi. Su tuo, ką tau davė Dievas iš tikrųjų, nes mes esam visos skirtingos, visi skirtingi, unikalūs, nėra daugiau tokio žmogaus žemėje. Tai jeigu tokio nėra, reiškia, aš esu reikalinga tokia, kokia aš esu. Ir man visiškai nebūtina savęs tobulinti, alinti kažkokiam dietom ar ten panašiai, kad būčiau laiminga. Aš esu tokia. Jeigu yra kažkokie dalykai, kurie man nepatinka, aš galiu su tuo tvarkytis kažkaip, bet savęs nežalojant, nepriverčiant ir, taip, nespaudžiant taip labai. Bet jeigu nuo to pasidarai laimingesnė. Spaudžiant save per prievartą, gal jums atrodo, kad tampate laimingesnė. Bet daugelis moterų numetė 5 kilogramus, kur kas geriau pasijunta. Bet tada reikia dar 5. Ne kilogramuose yra esmė, šiaip paėmus. Jeigu tu priimsi save dabar tokią, kokia esi, ir tau reikia nusimesti, galvoje, 5 kilogramus. Tada pagalvoju, kaip man tai padaryti, bet nealinant savęs. Gal man nevalgyti to pyragaičio, gal man nueiti pasportuoti, bet nealinti savęs. Kad būtinai dabar aš turiu numesti ir tada kažkas atsitiks po tų numetimo. Nes neatsitiks. Tikrai neatsitiks, nepradės nei vyras labiau mylėti, nes jeigu tarkim, yra vyrų tokie, kurie sako, tu stora, nusimesk, tarkim. Tai mes iš karto galim suprasti, kad jisai nepriima tavęs, kokia tu esi. Jis tavęs tikrai nemyli. Jeigu jis iš tavęs kažką tai skalptuoja, norint, kad tu kažką tai atitiktum. Kodėl? Turi būti besąlyginė meilė. Šiaip geriausiai turi būti čia. Be sąlygų, meilė be sąlygų. Tu esi, aš tai priimu tokiu, kokia tu esi. Ir viskas. Tai yra pats geriausias variantas. Ir šiaip, apie fizinį kūną, apie sotumo jausmą. Norėjau papasakoti, yra labai gera tokia liniuotė. Reiškia taip, mes mintyse įsivaizduojam liniuotę nuo 1 iki 10. Ir kada mes norime valgyti, arba nenorime, arba taip galvojame, koks yra mano sotumo balas, Ir tada reiškia, aš savęs klausiu, ant kiek balų esu soti. Prašau parodyti man, aš grinai su savo kūnu kalbu, su savo sąmonė, pasąmonė, visuo to, kas aš esu. Kiek aš esu soti nuo 1 iki 10. Vienetas yra, aš visai esu jau ten išsekusi. O 10 aš esu soti. Ir, pavyzdžiui, man parodo 7. Tai kaip ir aš galiu dar užkasti kažką, ne? Bet jeigu rodo 8-9, tai gal jau nebereiktų valgyti. Jeigu rodo 10 ir tu esi svečiuose, turėtum nevalgyti. Nes organizmui valgio nereikia tuo metu. Kam valgyti? Mes tada persivalgom. Kai mes būnam kažkur, tai kiek čia skanybių pridėta, aš čia pasimsiu, valgysiu. Bet man tai jo nereikia. Ką man valgyti? Ir ten, jeigu jums parodys 15 iš 10, irgi nereikia ant savęs pykti, kad persivalgiai, galima tiesiog savo sakyti, atsiprašau, nesusilaikiau, čia man taip gavosi. Aš kitą sykį pabandysiu mažiau valgyti, tarkim. Bet jokių būdų nekankinant savęs, nesakyti, tu vėl ten persirijo, tau čia taip ir anaip. Kad ant savęs nesakyti nieko blogo. Žodžiu, iš esmės išlaikyti ląsteles laimingas, pavyzdžiui, man tai patinka įsivaizduoti, kad kadangi kūnas visas iš ląstelių sudarytas, ne? Kiekvienai turi būti pamaitinta, kiekvienai turi deguonies būti tiek, kiek reikia ir panašiai. Tai aš įsivaizduoju, kad mano ląstelė šoka salsa. Kad jos yra laimingos, patenkintos, geros nuotaikos ir žinokit, man pačiai nuotaika pagerėja. Aš įsivaizduoju, 2 ląstelės šoka salsa. Tokia atrodo kvailystė, bet man tai padeda, man patinka. Ir tada, kai jos laimingos visas ląstelės, tai ir aš laiminga tada. Nes viskas yra susiję. Visas. Kūnas, siela, protas. Visa tas yra, esu aš.